Ui. Labai laiku išsileidom padangas. Tai ką, sveiki visi. Važiuojam pasivažinėti. Šį kartą po sniego pusnis. Tikiuosi bus didelių, gražių pusnių. Ir važiuojam ne vieni. Važiuojam su Suzukiu. Suzukis vargsta su tą pusniam. Jau beveik. Labai geras sniegas. Didelis ir purus. Tuoj Suzukis išropos. Galinio lango neatvalėm. Nieko tokio, čia ilgai nepabusis atvarytas. Kietai varo Suzukis, galiu pasakyti. Kietai. Oh my starry nights. Nu gerai, baigęs geras kelias traktoriaus padarytas, reiks bandyti savo kelią pasidaryti. Nežinau kaip čia seksis, bet atrodo, kad gilu. Jėzus, Marija gilu. Mindė, ištrauk mane. Jonai nutiko, sakyk. Galvojau, lėtai pabandysiu važiuoti. Pasirodo, nepavažiuosiu lėtai. Tai bandom gelbėtis. Gerai, kad turim visur reikia. Arčiau, Mindė, arčiau. Reikia pirštinaičių. Jei, laisvė. Nu va kaip gerai. Gali būt, kad pasirinkau blogą maršrutą, vis tik reikia važiuoti kaip ūkininkai važiuoja. Dar sustojau nepakibęs, bet bijau, kad atgal nebevažiuosiu, nes tiesiog kol slydau, tol slydau. O dabar visiškas ragas. Čia kažkai giliau yra sniega, aišku, kad yra dar giliau sniega. Tobula. Ką vyrai darot? Sportuojam. Neatsikasė sniegą keliuose, aš nežinau kaip jie taip. Kodėl taip yra? Kodėl nesirūpina niekas mūsų kaimų? Nu viskas, laisvė. Nu viskas, mūsų
Išsigelbėjimas pavyko, dabar reikia galvoti, kur važiuoti. Apsižvalgome su dronu, kaip atrodo keliukas, kurio bandysime užkilti į kalno viršų ir bandysim važiuoti. Panašu, kad viršuje sniego šiek tiek mažiau. Žiūrėjom. Tai ilgai taupiam, koks ta paskirtums jau. Traukia į prarają. O, čia geriau. Įsibėgėsim labiau. Oi, čia blogai bus. Ir iki drono nedavažiavom. Nieko gero. O dabar tai toks buvo nemalonus. Bet mes pabėgom, dabar svarbiausia išvairuoti. Ir blogiausia, kad netiesiai važiavom. Šūdas. Dar blogiau. Телефона. Nebereikia spėjom pasiskaitinti. Na. Biškį prasidėti. Nuslydau į šoną ir viskas veltui. Mindė, nepatikėsi, užvažiavau į kalną. Bandyt važiuoti? Tai aišku bandyt važiuoti, ką daugiau veikti. Va. Jeigu gali nusileist žemyn, bandyk kartuoti. Parein Suzukis. Nice. Ir ne nice. Tai būna, kai pusnis pasiema, kur tu nori ten važiuok. Pusnis žino geriau, kur važiuoti. Jėzus Marija, kiek sniega. Nu gal kokius 3 kilometrus nuvažiavom, ar ne per porą valandų. Tuoj pastumsiu. O, kain.
nieka neina. Iki pakasimo, ne? Bėgam, nepaleidžiam jo. Turupūžė. Tai gal gervė? Gerai, Suzuki. Su gervę pabaigsim traukti, nes jau baisu tos variklius toliau kankinti. Kol kas normaliai. Jau lipt kast? Jau. O, blemba. O čia jau nebe normaliai. Ko tie žbobai, geri. Все. Dar kartą pakibus ant pilvo, belė kokio gylio sniege, nusprendėm išsiųsti droną į žvalgybą. Ar verta kovoti su sniegu ar ne? Nes kiek matosi, per visą miško keliuką reikės gervės pagalbos. Dėl didelio suspausto sniego kiekio. Tik išvažiavus iš miškiuko mus būtų pasitikęs dar didesnis sniego kiekis ir jau toliau gal kažkiek pagerėtų. Tad nusprendėm neberizikuoti ir kažkokiu būdu apsisukti, kol esam pakibę. Neturėtų būti sunku čia apsisukti. Važiuosim namo. Traukiam roverį link medžio ir tuomet bandysiu kiek įmanoma pavažiuoti atgal. O dabar viską kartojam. Tempiamės prie sekančio medžio ir vėl bandysiu važiuoti atgal. Be gervės čia nei pirmyn, nei atgal nepajudėtume. Dabar būt gerai prie tolimesnio medžio tada. Nors čia gal kampas geras. Kol kas. Nebevei gervė. Tikrai? Nebevei gervė į vidų vynioti. Bet į vidų netrauk. Ne. Viskas. Traukia. Važiuoju. Sugedo roverio gervė. Ar jos relė? Tai traukimą turi pratęsti Suzukis. Labai lėta tavo gervė. Labai gera tavo gervė. Sugedo gervė, nebetraukia virvės. Klausimas, kur ją padėt, kad nesipainiotų. Ar jie viena nevaikšto.
čia padėsiu. Durų nebeatsidarysiu. O dabar jau atkasinėjom Suzuki, kad ir jis galėtų apsisukti. Atgal. Ne atgal, pirmyn. Varyk! Jeigu mums taip nepavyks išvažiuoti, ragas. Och tu, blėt. Mindė neišvažiuosiu aš. Nuovargiukas daro savo. Nepavyko pažiūrėti Suzukio, nei įkritus į prarąją. Gerai, kad yra su kuo išsigelbėti. Iški toli nenuvažiuok į kas. Čia irgi nenoriu prisiglūdyti, žinai. Važiuoti šiandien, kad čia nebus. Pavyko išvažiuoti. Galva ramiai. Čia jau traktoriaus vėžus, nu? Dabar reikia droną kažkur toli nuskraidinti, kad nebereiktų man apie jį galvoti. Suzukis dar pakibo ant kelio krašto, bet gerai, kad jis kišeninis visureigiukas, tai galima rankom lengvai išstumti. O jau ką linksmas, lėkiai paleidom. Gerai, kad neįvažiavo į griovį, tada taip šakės. Nusuk ratus. Reikalų užsimesdė. Kakavo. Gerai, dabar liko paskutiniai metrai. Tikiuosi nebesitriksim, nes Jėzus Marija. Varom namo, jau saulė leidžias. Visą dieną 5 km į vieną pusę, 5 km atgal. Tai bent keliauninkai nei tiek nesugebėjom. Čia pamindė pašūna. Mums biški lengviau. Labai gerai.
Tai va, tokie keliai nevalyti, kad galvom normaliai pasivažinėsim. Gavos normaliai kapakasim. Gal reikia neskubėti? Viskas gerai. Važiuoju. Sukės. Čia gerai, kad neužpūstė mūsų ryto pravažiavimą, nes tada būtų reikėti iš naujo daužyti. Žodžiu, nepavažiuoju visai per gilų sniegą. Kaip suprantu, reikėtų išsileisti orą iš padangų iki kokio 0,2 baro, bet mano BMW ratlankiai netinka tokiems žemiems slėgiams. Šiandien važinėjau su 0,9 baro, o tai gerokai per daug slėgio padangose. Dėl to roveris vis kasėsi gilyn į sniegą. Smagu buvo pasikankinti po pusnis, bet norėsi kiek toliau pavažinėti nei iš viso 10 km strigimo, kasimo ir kančios. Ačiū žiūrėjusiems iki galo. Ate! Mes gal per greitai biškį važiuojam.